Kągi, parodysim, kaip lengva galima dirbti su šiuo prietaisu, su plokščiapjove. Skirtingose vietose. Čia bus lengvesnė užduotis, taip. O tenai daug sunkesnė. Ir pažiūrėsime, ar įveiksime. Ne, aš šone stoviu ne dėl to, kad tingiu, tiesiog norim parodyti, kad net mergina gali tvarkyti su šio įrankiu, jinai dirbs su maža plokščiapjove, kaip mes jau kalbėjome, yra maža ir didelė. Ir aš nedirbu, galima pažiūrėti, kaip žmogus apsirengęs švariai, nesodiškai, su, sakykime, su išeiginiais batais, gali apdirbti plotelį. Dirbti. Taip, dirbti ir likti neištipliotas, jam nereikia dėvėti būtų. Nereikia įkąsti vadinai, spausti ir taip toliau. Aha, bandom. Turime truputį čia žolyčių ir žiūrime, kaip čia, žiūrėkit, viskas vyksta. Va. Oi. Viskas žiūrėkit, labai paprasta. Plokščiapjovė, jinai pjauna žemę, žiūrėkit. Va. Žolės jau šaknis pakirptos, nupjautos. Štai, žiūrėkit, kaip lengvai eina. Va. Jėgos iš tikrųjų nesinaudoja visiškai. Karšta, neuždustų. Tai iš tikrųjų lengva, net ir tokią žolytę. Mes ją, va, lengvai gražiai nukirtom ir nukeliam. Tai, žiūrėkit. Viskas. Viskas. Ar jeigu reikėtų vagelę daryti, sėklom ar dar kažkam, padarot šoną. Galime štai šitai. Viskas. Ir viskas labai paprasta. Ir mes sadinam, na, tokią gilę vagelę. Su tuo pačiu prietaisu po to. Taip. Ir nereikia nei lenktis, nei dar kažką daryti. Prispaudžiat. Viskas. Viskas padaryti. Prietaisu. Bet čia viskas lengva, kaip sakiau. O jeigu sunkesnis darbas, pabandom. Gaunasi. Žiūrėk. Savaime aišku, kad čia, na, sunkiau truputį reikės padirbėti. Va, labai lengvai vėlieno nusimė, padirbėjus trumpai. Žolę galima išrinkti, arba kaip dabar yra gera saulėta diena, mes tiesiog galim ją palikti ir jinai išdžius. Su visam šaknim ir jinai neataugs. Jo, arba galima vėlgi įdirbti ją į dirvožemį, palaistyti stiprią koncentraciją baikalo arba sijanį ir gausis kompostas vietoj. Nieko nereikia nešioti į kompostinės. Duokit man mažą pabandyti. Prašau, apsikeičiam. Mažiukas koks, žiūrėkit. Tiesiog kaip kokį kilimą vyniotumėt. Žiūrėkit. Išvyniojat. Dirbas tikrai operatyviai ir greitai. Kaip iš tikrųjų šiuo atveju mes tiesiog negalėjom čia paruošti praeitą pavasarį arba vasaros pradžioje. Tai turim rezultatą dabar jau tokį, priaugusi pilna vėlienos, pienių. Na ir aišku, mes apdirbam. Jo, ir jeigu norėsim kažką sodinti, tai... Ir matau, svarbiausia, kad šitas prietaisas labai toks mažas, labai atrodo, kad paprastas, bet labai efektyvus, žiūrėkit. Bet esmė yra tame, kad tai parodo, kad mes galim apsieiti be kastuvo. Tai nereikia jėgos daug, be grėblio. Ir dar didžiulis pliusas, kad mes galim nenaudoti visų tų cheminių priemonių. Net ir didesnį žolėvą. Pakirtam ir viskas. Tai kaip ir minėjom, šitą sodą paveldėm iš tėvelių ir kai buvo viskas iš tikrųjų prižiūrima skirtingai, tai net ir šitas įrankis, nors buvo jiems ir duotas, padovanotas, nelabai naudojosi. Po to, kai pradėjo naudotis, pasakė, kad kokie buvom kvaili, kad nesinaudojom, nes iš tikrųjų lengva dirbti. Tai aišku, jų niekas negalando, neprižiūrėjo. Tai po kiek tai metų, jeigu atšimpa, būtų naudinga pagaląsti. Čia galbūt vis dėlto buvo gana sunkus darbas, jau? Gana sunkiai užduotis. Bet jau lysvėse, tarp augalų, kada jau reguliariai viskas supurenta, tai su tuo prietaisu labai lengvai dirbti. Bet gerai, pasakykit tokį dalyką, jeigu šitą plotą dabar reikėtų sutvarkyti naudojant kastuvą. Ir vis dėlto daug daugiau darbo būtų. Su kastuvu. Tai va, tai sakykime, sunkiau, aišku, sunkiau negu čia. Nes čia jau
Jo. mažiau žolės. Bet būtent palyginus su kastu. Jeigu palyginus su kastu, vis tiek darbas vyksta daug greičiau. Ir tarp kitko ir dirvai nelabai naudinga yra tas perkasimas, ypač gilus. Tai nėra labai gerai. Tarp kitko, daug gali kam kilti klausimų, kodėl yra blogai kasti. Kasti yra blogai dėl to, kad dirvožėme yra naudingi mikroorganizmai ir vieni mikroorganizmai, kuriem reikia šviesos ir kuriem reikia oro, jie gyvena paviršiuje, o tiems, kuriems nereikia oro ir nereikia šviesos, jie gyvena gilumosios sluoksniuose. Kasdami mes visada apverčiam sluoksnį. Ir naudingus mikroorganizmus, kuriem reikia šviesos, jie atsiranda žemiau. Tiem, kuriem nereikia šviesos, mes juos iškeliam į viršų ir taip sumažinam mikroorganizmų. Praktiškai tie ir šitie žūsta. Žūsta, taip. O taip, jeigu jūs matėt, mes pagrinde nupjaunam sluoksnį ir jis lieka gulėti. Jis tiesiog lieka gulėti. O čia yra mums geras kompostas, gera trąša. Tik tai, kad vėlgi, jeigu mes nenaudosim mikrobiologinių preparatų, mes turim viską tai išrinkti, arba visas tas procesas ilgiau vyks, arba mes galim panaudoti mikrobiologinius preparatus ir viskas čia greičiau pavirs kompostu. Ir derlinga žemė. Taigi aš labai šitos prietaisus jums rekomenduoju. Aš asmeniškai jau naudojausi apie 3 metus, taigi man jokių kauptukų visiškai tikrai nereikia. Šitas prietaisas puikiausiai man pakeitė daug įrankių darže tikrai.